Nu, hai, Hebra. Tai va, tai žiūrėkit, turime čekautą. Tai šiek tiek, kadangi einu kaip neprisijungęs vartotojas, gaunu viską, tai manau, kad ir mobiliam žymiai apmažėjo, ne, visokių fieldų ir panašiai, tai viskas tapo švariau, tvarkingiau, jokių distractionų, nieko, visas viršus švarus, taip toliau. Tai galima prisijungti arba e, pirkti kaip svečias, čia to haslo nebūtina, aišku, nežinau, tą haslo. Galima netgi būtų pirkti kaip svečiui, nu, ne tipo, kad jie nekurtų tos paskyros, čia šitą dar galima ir išmesti, tai tada iš viso liktų pora varnelių ir 3 fieldai. Jeigu jie nori prisijungti, susikurti paskyrą, tai jie galėtų eiti, žinai, tenais. Tas pats su adresu, yra ta firma sumažėjo, aš šiaip tai šito tai nepatinka man jisai, nežinau, gal jį į galą reikėtų nukelti. Čia tas pats faktūros adresas, bet iš esmės mes turime visiškai kito lygio jau tą tokią švarą, ne? Tai kiek įmanoma sukešautų dabar šiam momente padaryti, tai tikrai manau, čia yra pakankamai ok. Ir vat viskas tas judesys ir yra, kad viskas ir mobiliam sumažėja. O čia per mažas telefonas. Nu, va, čia 3 šiam, nu gerai, 3, dabar čia yra naujausias iPhone'as 3.9, man atrodo, apie 400 eina. Tai irgi, jeigu pažiūrėsim, tai mes turime visus fieldus gražiai, nieks, nu, kaip sakyt, nesierzina ir visiškai žymiai švariau viskas. Tai nežinau, yra kitas variantas. Taip, yra SS Sportas, čia yra irgi prestašopas ir mūsų darytas. Aišku, jie išleido ant šito feature'o kelis tūkstančius, bet va žiūrėkit, mes nueinam į krepšelį atsiranda šitie žingsniai, ane? Pereiti prie apmokėjimo. Mes turime prisijungti, tęsti, registruotis arba pirkti be registracijos visus, ta prasme, žingsnius, spaudžiam pirkti be registracijos. Čia yra išardytas kešautas mūsų custom, ta prasme, ir tada mes turime pasirinkimus ir čia, kur yra tas didysis bairis, kad jeigu imi paštomatą, tai nereikia suimti, įvesti adreso. Dingsta adresas. Tai šitas modulis, pavadinkim, šita galimybė, čia yra visiškai custom perdarytas checkoutas PrestaShop'o mūsų, tai jisai va tokią struktūrą, nu, jeigu domina, aš galiu pabandyti paskaičiuoti kainą, kiek šitas kainuotų, bet iš esmės čia be 1000 tikrai niek.